Gilumedia pristato. Marijos Elseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Kokios jėgos veikia mūsų psichiką, pasąmonę, kad mes esam tokie, kokie esame? Salomėjos Nėries poema Eglė Žalčių karalienė. Užbūrė mano vaizduotė, jos keistumas ir galima sakyti jos žiaurumas. Aš visą vaikystę priešinausi siaubo kultūrai ir siaubo pasakojimams. Mito kodai, jie egzistuoja, jie veikia moderniuose formose, bet iš esmės jie veikia. Vienas iš atsakymų tai yra pasaka skirta pasirengti ir priimti ekstremalius įvykius. Nes iš tikrųjų tame yra, kaip aš ir maniau, kaip ir sakau, tų dalykų labai būdingų mums ir dabar, pradedant uždarumų, baimė svetimo, baimė kitokio, kitos civilizacijos. Taip atsirado modifikuotas mito variantas, perkeltas į dabartį. Mane kaip rašytoją ir kaip šiek tiek režisierių domina, kas su mumis vyksta. Su mumis, su mūsų skruzdėlynu, lietuviškų, baltiškų, kokios jėgos veikia mūsų psichiką, pasąmonę, kad mes esam tokie, kokie esame. Ir natūralu, kad dažnai ieškai atsakymų tuose dalykuose, kurie lydi nuo vaikystės ne vieną kartą, kurie sukuria tą archetipą būti tokiu, kokiu esi. Ir galbūt tai prasidėjo nuo asmeninio patyrinėjimo. Eglė Žalčių karalienė mane užbūrė dar vaikystėje. Ir čia matyti stipriai prisidėjo Salomėjos Nėries poema Eglė Žalčių karalienė. Ir knygutė, kurią aš turėjau. Aš visą vaikystę priešinausi siaubo kultūrai ir siaubo pasakojimams, nesuvokiau psichologinės jų paskirties gėrio ir grožio. Ir tas ginčas, kaip koks magnetas, visą laiką traukė grįžti prie šitų pasakų ir tekstų. Rimtai, ta poema užbūrė mano vaizduotė, jos keistumas. Ir galima sakyti jos žiaurumas. Ir ypatingai stebėdamas tam tikrą antropologinį fenomeną, kai net studentai Kauno didžiojo universiteto rinkdami tipiškiausias lietuvio savybes, pavydą ir žiaurumą iškelia gana aukštai, supranti, kad mes esam tokie labai bipoliai, turintys gražiųjų savybių, bet jos yra labai stipriai kontroliuojamos tų baisiųjų savybių, kurios miega, ne visuose pasireiškia aktyviai, bet nutikus karui, pokariui, virsmams staiga prasiveržia ir prasideda tai, kas prasideda. Po to, kai aš stojau į akademiją, dabartinę akademiją, tuo metu konservatoriją, tai pas Joną Vaitkų, tai buvo 89 metai, man atrodo, 8, kaip tik buvo labai ant bangos aiškintis, kasgi mes esam, ar mes ten žinių tauta, ar ne, ten buvo tokios paskaitos buvo. Mes, ir Jono Vaitkaus tuo metu buvo idėja,
pastatyti Eglę Žalčių karalienę kaip kažką tokio esminio mūsų kultūroje, mūsų lietuviškame identitete, būtent traktuoti tai kaip mitą. Ir mūsų kursas iš esmės buvo tam ruošiamas. Kad mes galų gale su mumis, kaip su labai paruoštais, ten buvo specialūs trenažai, judesių, dainavimo, gilinimusi į tos dalykus. Nu, žodžiu, mes tiesiog buvom ruošiami tai misterijai. Bet laikas pasikeitė, atėjo 9 baisusis dešimtmetis, apie kurį dar matyt bus dar galvojama, rašoma ir bandoma prisiminti, kasgi ten buvo ir iš ko mes, iš kokio dugno pakilome ir tapome civilizuoti šiai dienai, civilizuota šalis. Tai, vienu žodžiu, žlugo ta mintis, ta idėja pastatyti Eglę Žalčių karalienę. Mane pradėjo dominti žiaurumo genezė, kas ir kodėl. Ir aišku, tai yra tik tai prielaidos, kad mitai mus veikia. Tai čia nieko naujo. Ir jeigu Eglė Žalčių karalienė yra pagrindinis mitas, Basanavičiaus Salomėjos Nėries labiausiai išpopuliarintas ir žinomas, tai norom nenorom pradedi ieškoti atsakymo, ką jis padaro, kokią žalą ar kokią kovinę parengtį žmoguje, kokiu laiku tai buvo sukurta, kam, kokiu tikslu. Ir kartais išversdamas į šių laikų kalbėseną, aš savo užduodu klausimą, jeigu aš būčiau viešųjų ryšių specialistas gyvenęs tais senaisiais laikais, kuris sugalvojo ir sukūrė tokią pasaką, ko jis siekė, kokio poveikio. Viena, man aišku, kad propaganda yra baisus dalykas. Propaganda žiauriai veikia žmonės. Propaganda įtikinti minias galima bet kuo. Ir vėlgi vienintelis ginklas prieš propagandą, tai vėlgi yra švietimas, kultūra, jeigu žmonės sugeba kažkaip tai turėti kritinį žvilgsnį. Nes ta propaganda, kuri tiesiog vieną paskirą žmogų įtikinti kažkokia tai nesąmonė yra labai sudėtinga. Bet minę įtikinti skambiais lozungais yra labai, reiškia, lengva. Tai, pavyzdžiui, aš mačiau, kaip vyko, kaip propaganda tam tikra vyko, tarkim, Rusijoje, kaip jinai plačiai buvo vykdoma, kaip jinai apėmė labai plačias sritis, pradedant tokiais šventais dalykais, kaip ten tėvynė, Dievas, šeima, reiškia, patriotizmas, kaip yra priešas, to priešo sukūrimas. Ir čia mes matome, kad iš tikrųjų, mes matome, kad mes grįžome staiga į 20-ojo amžiaus vidurį, kai buvo nacijai, vokiečiai irgi apsišvietusi tauta buvo labai, bet vis dėlto buvo paveikti tų propagandų. Ir beje, tos propagandos turi irgi ne šiaip veikia, bet turi tam tikrus kodus.
mitologinius kodus. Naciai irgi rėmėsi labai, ieškojo netgi savo mitologinių šaknų tai ideologijai, kas vyko ir Rusijoje beje irgi. Bet tai nieko bendro neturi su tikrąja kultūra. Aš nekalbu dabar apie rusų kultūrą, aš kalbu bendrai apie kultūrą, apie meną, apie švietėjiškumą. Vienas iš atsakymų tai yra pasaka skirta pasirengti ir priimti ekstremalius įvykius. Kad ir vaikai žinotų, jog pasaulis nėra rožinis, minkštas, pūkuotas, kad pasaulis yra labai komplikuotas. Ir tu turi būti pasirengęs, apmąstęs, išsigandęs geriau literatūriškai, prieš išsigastant tiesiogiai fiziškai. Tai turbūt tokia yra siaubo kultūros apskritai paskirtis, tas psichinės treniruotės. Ir įsivaizduojant, kad Lietuvoje buvo karai, badai, marai, žudimai ir taip toliau, tai galbūt yra logiškas tokio mito egzistavimas, juo labiau, kad tai nėra vienintelis, mes turim ir Sigutę Žarijų duobėj ir daugelį kitų tekstų, kuriuos kartais savo vaikams bandai perskaityti ir galvoju, palauk, ką aš čia vaikeliui sakau. Bet kai pažiūriu vaizdus Ukrainoje, tai supranti, kad ta Žarijų duobė yra iš tikrųjų labai arti. Ir sproginėjantis namai su tokiom duobėm perspektyvai gali atsitikti bet kur kitur, ypač artimose valstybėse, kurios yra prie Rusijos. Pavyzdžiui, tie žmonės, kurie ten vykdo tos baismus, jiegi vykdo ne dėl to, kad jie skaitė Dostojevskį. Jie vykdo dėl to, kad jie jo neskaitė. Reiškia, dar reikia pasakyti, kad ten surinktas tam tikras specialus kontingentas, iš esmės nusikaltėlių. Ir kad ta junta fašistinė, kuri tapo fašistinė iš tikrųjų po 24-os, kad jinai tai daro, niekas tarsi nesupranta, kodėl jinai tai daro, o jinai turi savo priežasčių. Jai tiesiog tai gyvybiškai reikalinga, kad jie išlaikytų valdžią, kad jinai tokiu būdu konsoliduotų kažką tai aplink save. Eglė Žalčių karalienė pradėjo mane traukti, aš pradėjau ieškoti įvairių psichologinių ar pasąmoninių atsakymų, interpretacijų, ar tas mitas teisingą poveikį daro taikos metu. Kad karo metu, artėjant karui, toks yra gerai, taip, bet ką jisai daro taikos aplinkybėse, tai vienas atsakymas tvarkoja, jisai ruošia karui. Jis ruošia karui netgi tokiam gana žiauriam saviškių, kolaborantų. Eglės broliai yra tos tamsiosios pusės, tos senosios, pasenusios, atbukusios tradicijos nešėjai. Mes turime nemažai žmonių, kurie serga sovietinę nostalgiją ir galima tas paralelės būtų nesunkiai išvesti. Arba kurie eina aktyviai marširuoja ir manau, kad labai pasikeitus aplinkybėm nemažai netradicinės orientacijos žmonių galėtų būti sukapota perkeltinė prasme, bet eliminuota kaip tam tikra nebūtinoji rūšis. Ir todėl yra tas pasipriešinimas, tas senobiškumas blogąja prasme, ką Mekas labai gražiai kritikavo, kad, sako, himne, jeigu mes pakeistumėm vieną eilutę, viskas Lietuvoje būtų gerai. Jeigu ne iš praeities stiprybės semtume, o iš ateities. Ir kitas mano susidūrimas su Egle Žalčių karaliene tai buvo per Sirijos pabėgėlių krizę. Įvykis buvo, aš stačiau Norvegijoje, Osle, spektaklį
mūsų klasė apie holokausto įvykius Lenkijoje, apie pačių Lenkų prisidėjimą. Ir tai tokia labai stipri Slobodžianiko pjesė. Mes buvom labai panirę su visa teatro trupe į tas temas ir prasidėjo pabėgėlių krizė ir pasirodė ta garsioji nuotrauka, kur vaikas išmestas į krantą. Ir teatre tą dieną neįvyko repeticija. Aktoriai buvo tiek sukrėsti, kad jie negalėjo repetuoti. Norvegijoje buvo faktiškai paskelbtas gedulas. Tada aš atsidariau Delfį, vėlgi ta pati nuotrauka, tas straipsnis ir daugybę komentarų. Ir pradėjau skaityti tos komentarus. Ir komentarai buvo siaubingi, iš tikrųjų siaubingi, kad reikia durti jiems valtis, ten Aušvice vietos visiems užteks, ir taip toliau. Ir čia aš prisiminiau brolius, Dalgis Užkupojas už Žilviną. Aišku, šis, tarkim, mitas, pasaka, čia jau kaip kas žiūri ir kaip kas supranta, galbūt vienintelis mūsų toks mitas galėtų būti, jis yra labai daugiasluoksnis ir jį galima labai įvairiai interpretuoti. Bet mes čia akivaizdžiai matome ir vieną dalyką, tai savotišką uždarumą, baimę jūros, baimę kitos civilizacijos. Tos atsisakymą nuo slėpimąsi pagaliau miške, kas mūsų istorijoje dažnai kartojasi, taip pat pokario laikais. Kažkas yra giliai užkoduota tame, vėlgi istoriškai, jeigu mes pažiūrėtume, lietuviai nors gyveno prie Baltijos jūros, bet niekada neplaukė į kitus kraštus, nesigamino didelių laivų ir tas ruožas nuostabus Palanga, Šventoji ir dar šiek tiek ten tos žemės, jisai visą laiką buvo toks vienodas, niekada nesiplėtė palei jūros krantus, netgi didžiosios LDK, buvo ta didžioji LDK ir Lietuva milžiniškų plotų buvo per visą dabartinę Ukrainą, dalį Lenkijos, galimai iki Juodosios jūros. Tose žemėlapiuose tas plotas, jisai prie Baltijos jūros išlieka toks pat. Ta pati Palanga, Šventoji. Mano žodžiu, jisai, ten Neringa dar. Tai, ta prasme, niekada jūra buvo kažkoks tam tikras pavojus. Ir tas labai atsispindi šitame Eglė Žalčių karalienė, šitame mite. Ta prasme, jūra yra nepažini, ten gyvena baisus žaltys. Ir kas įdomu, kad jisai atplaukė, jisai įsiskverbė į rūbą, jisai kėsinasi į brolių seserį. Štai kaip į visą tai žiūrima. Tuo tarpu, kas labai įdomu, kad pati Eglė, pažinusi Žilviną, pažinusi tą kitą civilizaciją, jinai jau žiūri visiškai kitaip. Atgrasų šlykštus žaltys, pasirodo, yra nuostabus princas, o ta kita civilizacija tai yra nuostabus puikūs rūmai. Ir jinai jau savotiška migrantė, ar savotiška, mes irgi turim dabar tą temą labai stipriai, jinai jau pradeda visai kitom akim visko žiūrėti. Bet ta konservatyvioji dalis vis tiek nepriima ir tie broliai, matydami, kad jinai grįžta laiminga, čia dar įdomus momentas yra nostalgijos, kiek bebūtų gerai svetur, toj kitoj civilizacijoje, kokia jinai bebūtų puikiai,
nostalgiją vis tiek jinai jaučia savo tėviniai, savo tėveliams, vat jinai grįžta. Bet broliai nepatikė jos laimė, broliai yra užsispyrę, tai irgi lietuviškam mentalitetui būdinga. Jie kerštingi, jie tardo vaikus ir jie užkapoja tą žiliną. Taigi didelė dalim mes matome vis dėlto tą tokią baimę ir uždarumą. Uždarumą kitai kultūrai. Tai čia yra labai didelis stiprus kodas. Mes suprantame ir galiojantis iki šiol. Aš skaičiau, perskaitęs tuos komentarus, tada skaičiau spektaklį. Eglė Žalčių karalienė, skaičiau tą spektaklį tuo metu apleistam ir dabar jis yra apleistas Raudonajam kryžiuje. Ir ten per visą ligoninę vyko performansai. Pavyzdžiui, kabėjo Eglės kamienas ir vyrukai, aktoriai su vesdais kažkiam atėjusiems žiūrovams, kalbėjo apie migrantus, dar kažkokius dalykus ir siūlė išlieti baimę ir pyktį, daužydami tais vesdais bitom tos Eglės kamieną. Ir atsirado žiūrovų, kurių ir daug, kurie su didžiuliu smagumu lūpo ir daužė tą kamieną. Ten daug buvo visokių, ten aišku ir pačių erdvių, ir ten buvo ir gimdymo tos palatos, ir lavoninės, žiūrovas keliavo per tas visas tas vietas, kuriuose kai kas žinojo, kad buvo ir gimė, ir daug tokių inscenizacijų. Buvo tiesiog gilinamasi per įvairius performansus, akcijas į tik Eglę Žalčių karalienę. Tai man toj pasakoj ateities, vilties zonos be galo trūko. Ir kadangi esu laisvas menininkas, nesukaustytas perdėm didelės pagarbos tradicijai, o galvojantis, kad tradicija turi kiekviename laikmetyje būti perskaityta iš naujo, aš pasiėmiau Eglę Žalčių karalienę ir ėmiau, kaip aš tą tekstą perskaityčiau, ko man trūksta. Ir pradėjau ieškoti vilties zonos. Jeigu kalbėtume tokiais dvasiniais terminais, apie ką byloja Žalčių karalienė, tai jinai byloja apie Dievo nužudymą, apie nukryžiavimą, apie tai, kad bendruomenėje žmonių atsiranda Žilvinas, milžinas, netgi graži yra jo ir apversta formulė. Tas, kuris gali būti ir vandenį, ir ant žemės, kuris gali priimti žalčio pavydalą, vyro pavydalą, kuris yra visur esantis ir visoks esantis, tai akivaizdi nuoroda į dievybę. Ir jis ateina palaiminti šitą kraštą, susituokti su juo ir palikti kraštui įpėdinius, pusdievius, kurie galėtų padėti, papasakoti apie Dievo darbus. Pavyzdžiui, kaip Freudas, tarkim, atranda savo laiku, kad Edipo mitas veikia dabartyje. Iš esmės, psichologiškai šeimoje išgyvenamas tas Edipo kompleksas, taip vadinamas. Mitai mus veikia, reikia jos tiesiog suprasti, atkoduoti. Ir mitai mums siūlo išeitis. Jos suprasdami, suvokdami, mes įsilaisvinam, mes pagyjame. Tai yra, man atrodo, labai svarbu. Aš nepretenduoju į tai, kad aš kaip tai atrakinu tą gilų, iš tikrųjų, ir labai įdomų mitą, bet galbūt dalis
kažkokios tiesos tame yra. Taip pat tas medžių atsiradimo istorija, vaikų pavirtimas medžiais. Tiesiog vėlgi lietuviams labai svarbus yra miškas kaip vieta, kaip skambėtų paradoksaliai, bet vieta, kuri yra saugi, kur galima pabėgti, kur galima pasislėpti. Gaila, kad tų miškų lieka vis mažiau. Lietuvos miškai iš tikrųjų yra ypatingi. Aš keliauju po visą pasaulį su teatru ir visuomet atkreipiu dėmesį į tai, kad tokių didelių medžių niekur nėra. Tiesiog jau į šiaurę, jau į Latviją jie mažesni. Ten, jeigu jau pažiūrėti piečiau, irgi nėra tokie dideli. Beje, važiuojant į Rusiją, tie medžiai irgi yra mažėja ir jie yra maži. Va, tas regionas, kur Lietuva, Baltarusija, Lenkijos, ta artimesnė mums dalis, iš tikrųjų įsiskiria savo tokiais didžiuliais, galingais medžiais. Ir nutinka dalykas, kurį mes mito pabaigoje visi išgyvename gana skaudžiai, kad Dievas yra sukapojamas, tai natūralu. Visi dievai dažnai sulaukia tos lemties. Deja, tai yra bendražmogiška ir krikščioniškoji kultūra, religija į tai remiasi. Ir tada tie pusdieviai apaštalai pavirsta medžiais, prasikeikia ir mes liekame be dievų. Mes liekame be savo genetinės, transcendentinės atspirties. Gal dėl to lietuviai iki šiol bėga į mišką ir apsikabinę medį, bando su juo kažkokį ryšį užmegzti ir išpešti žinių. Ir kartais tos dvi tradicijos su krikščioniškąja labai gražiai pinasi. Turiu galvoje šventus medžius, ypač ąžuolus, kurie dabar persipinė jau ir su Marijų apsireiškimo vietomis ir taip toliau. Kad vis tiek ten yra ieškoma dievybės. Instinktas lietuviškasis ten veda ir mes norim, kad prisikeltų. Ta nuoroda sako, kad yra ilgesys didžiojo sekmadienio. Mes įstrigę didžiajam penktadienį. Taip, jeigu krikščionybė baigtųsi Kristaus prikalimu ir paskui eikit ir toliau gyvenkit be Dievo, jinai būtų gana aklas tikėjimas. Tikėjimas į beprasmiškumą, į neviltį. Mes rinkom tada, dar prieš pastatant spektaklį, žmogų, kuris pas mus OKT teatre užsiminėjo, taip kaip teatre sako, literatūrinę dalim, rinkti tos komentarus po visais straipsniais. Mes žinom, kad ir partijos atsirado ir taip toliau. Tai vat mes matom, kad iš tikrųjų ta baimė tų pabėgėlių tokia nepagrįsta, rodos niekuo. Kaip ir baimė tų žilvinų, tų atriedančių žilvinų. Baimė bet kokios invazijos arba bet kokio va tokio savotiško atvirumo kitam, kitokiam. Tai tie dalykai veikia. Jie veikia iki šiol. Apskritai, jeigu mes kalbame apie mitą, kuo matyti mitas skiriasi nuo, tarkim, pasakos, tai kad mito kodai, jie egzistuoja, jie veikia moderniuose formose, bet iš esmės jie veikia. Ir man pasirodė, ar tokia nuojauta atsirado, kad galbūt ta lietuviškoji desperacija, melancholiška neviltis, kuri rusena daugelį žmonių, yra paremta neįsisąmonintų, bet šio mito padiktuotų pojūčių, kad tai yra, mes neturime Dievo. Ir kas baisiausia, mes patys jį nužudėme. Nes natūralu, kad jeigu buvo Žilvinas, jeigu buvo jo palikuonis ir žmona, ir juos nužudėme, tai kas mes? Mes tie su dalgelėmis. Ir kaip
pažiūri į lietuviškąją elgseną, matai, kad tas mitas betarpiškai veikia mus iki šiol. Ir tik atsiranda lyderis, kuris gali pabiloti apie naują, kitokį, ateities, gražesnį, džiaugsmingesnį būvį, jis yra užkapojamas, pasirenkant ne, mes norime toliau zysti, pavydėti, nekęsti ir pažiūrėti, gal kaimyno namas jau užsidegė. Jeigu kalbėti apie Europą ir netgi kalbėti apie Lietuvą, mes iš tikrųjų esame, aš prisimenu tos 90-metį, kas buvo ir kokios buvo netgi dar 2000-aisiais, yra toksai spektaklis Liūčiai čiuožia ir ten intro yra aktoriai klausia, jūs atsimenat 2000-osius, ką jūs atsimenat? Jūs ten atsimenat pavyzdžiui, ten savo pirmą mobilų telefoną arba ten pagerį, kokias žinutės rašėt. O kokios reklamos buvo? O reklamos buvo tokios, pavyzdžiui, Klaipėdos duonos reklama. Eina toks tikras lietuvis, smagus, ir žiūri, juodaodis sėdi. Ir juodaodis su juo sveikinasi. Ir jis pasisveikina ir nustebęs, kiek paėjęs į šoną žiūri ir jo nesusitepė rankos. Ir tada eina ten Klaipėdos juoda duona, puikiai juoda duona, maždaug. Tokio lygio, reiškia, reklamos ėjo 2000 metais ir nieko tai, ir visiems tai buvo smagu. Reiškia, dabar tai būtų, iš viso, kaip čia pasakyti, neįsivaizduojama. Nepolitkorektiška, švelniai tariant. Bet 2000-aisiais dar per valstybinės ir visas pagrindinės televizijas, aš nežinau, tokios reklamos. Tai aš tik vieną papasakojau. Ten yra, įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva tiesiog kilstelėjo neįtikėtinai kultūrinė prasme. Todėl mes net dabar žiūrim taip, Rusijoje to neįvyko. Mes iš tikrųjų esame dabar Europos kultūros lauke. Ir Europoje toks dalykas neįmanomas, nors žiūrint žemėlapis įvyksta Europoje. Tokia pragaištis. Ir aš sukilau prieš šitą mitą, naiviai, vaikiškai, kadangi esu vaikų literatūros rašytojas, tai man atleistina pabandyti perrašyti geriau. Nežinau, ar man tai pasisekė, bet iš to atsirado bent keli tekstai. Pirmasis buvo eiliuota poemėlė Žilvinas, kuri yra mano rinktiniai eilėraščių Žolių kambarys, kur bandžiau užčiuopti tąsą, ar yra galimybė pajudėti sekmadienio link, neįstrigti penktadienyje. Ir radau vieną versiją pasakos, kur beveik viskas kaip tradicinėje Basanavičiaus versijoje, tik Žilvinas sukapotas, neįmetamas į vandenį, o užkasamas ant kranto ir supilami milžinkapiai, kad niekad neprisikeltų ir kad visiems būtų ramu. Bet mitologinėme suvokime tai yra geroji žinia, nes į jūrą įmestas jis yra atiduotas amžinybei, iš kurios negrįžtama. Tai yra mirties karalystė, yra Stikso bendrija. O ant kranto jau yra visai kitas reikalas. Jau mes galime ateiti, pabūti ir suvokti galimybę jam prisikelti. Bent jau mažiausiai prikeliant jį savyje. Šį mitą Eglė Žalčių-Kurilienė, kai stačiau spektaklį Išvarymas. Ir ten kaip tik veikia Eglė. Spektaklio istorija yra autobusiukas. Tai yra spektaklis
galbūt daug kas matė, tikrai vienas tokių populiariausių, toks hitas ilgus metus, nors tęsiasi 6 valandas. Emigracija mus visus palėtė ir gal dėl to, ir ne gal dėl to jis toks aktualus, bet ten irgi veikia Eglė. Ir Eglė išvažiuoja į Londoną, tame autobusiuke, jinai važiuoja, jinai vienintelė ten važiuoja tas vandalas bandytas, važiuoja ten Benas policininkas, važiuoja ten, nu, kas tais pirmaisiais 90-ais, ten pirmais, antrais, trečiais metais, ten 6 važiavo į Londoną su tais Latvijoje autobusiukais, be kalbos, nesuprasdami, kur važiuoja, iš esmės su bilietu vieną pusę, važiavo tai tokia į nežinį, į kitą civilizaciją. Visiškai nesuprasdami jų taisyklių, patekdavo ten ir vergovę, ir ten jų iš viso neįtikėtini visokie nutikimai. Ir Eglės pačios istorija, jinai jau tokia labiau įsilavinusi, jinai iš Dailės akademijos, jinai važiuoja fotografuoti įvairovę, kaip jinai sako. Tai jai čia trūksta įvairovės, jai nuobodu Lietuvoje, nes per daug vienodi ir panašus žmonės. Jis nori pamatyti indus, jis nori pamatyti ten kitų rasių žmonės, jis nori tos, kaip jinai sako, pati tos įvairovės, kuri yra Londone. Jos istorija, kad jinai susipažįsta su turtuoliu anglų, ten pas juos vyksta romanas, jis labai turtingas, bet po to ta istorija tokia gan pati Eglė, jinai nuostabi, graži, intelektuali. Bet ta istorija baigėsi dramatiškai, tada jinai papuola į gatvę, vaikšto į klubus, iš esmės tampa kekšė. Ir po to galų gale jinai išteka už arabų. O prieš tai vyksta istorija su tam autobusiukė, tokia meilės istorija su Benu, pagrindiniu personažu. Ir štai Benas susitinka ją ir negali tam tikram Londono rajone ir negali patikėti, kad jinai su čadra juoda. Ir jis sako, kaip taip, kaip tu gali, kaip tu taip gali gyventi, o jinai jam aiškina, kad jinai laiminga yra. Jinai pakelia savo juodą rūbą, sako, tu pažiūrėk, aš esu džinsais, aš taip toliau, aš iš tikrųjų esu pagaliau laiminga. Ir taip vystosi, galima sakyti, tokios modernios Eglės istorija. Tas Benas savotiškai kaip tas brolis, negali patikėti, kad jinai gali būti laiminga toj visiškai kitoj svetimoje civilizacijoje, kaip ir žiūrovas irgi. Taigi tas mitas, vėlgi, tame spektaklyje kažkaip įgauna tam tikrą transformaciją, bet jisai vėlgi jo kodai jame kalba. Vis tiek man literatūra ir kinas yra labai šalia, aš nežinau, vienas kitą papildo, arba aš labai dažnai pradedu galvoti apie filmą, bet iš to scenarinės idėjos, filmui nėra pinigų, tai bent parašai kažkokį tekstą ateičiai. Ir taip atsirado kūrinys, kuris 19 metais pasirodė, ten buvo geriausių metų knygų rinkimuose, toksai romanas paaugliams ir suaugusiems Žalčių karalienė. Ir jo idėja buvo, prasidėjo viskas nuo to, kad aš pabandžiau įsivaizduoti, o kaip nufilmuoti Žilviną. Ar reikia kažkokią animaciją, ar gaminti jūros periodo parko lėlę kažkokią ant kranto didžiulę, kas kainuoja milijonus ir jau šiaip manau, kad Lietuva niekad su Hollywoodais nesukonkuruos. Arba rasti kažką labai paprastą, kas įkūnytų idėją, bet nereikalautų to tiesioginio iliustratyvumo. Ir toks buvo gražus sutapimas, kad mes su vaikais vasarą, su moksleiviais turime kino stovyklas. Ir
tą vasarą mes kūrėme filmus apie partizanus ir jau buvo paskutinė diena, filmai sukurti ir mes turim laisvą pusdienį ir dažnai laisvą laiką skiriame tokiom kūrybiniam laboratorijom. Ir šiaip aš galvoju, kad vaikai yra genijai ir jie dažnai pasiūlo visiškai sprendimą, kuris čia pat, bet tu iki jo ilgai eitum. Jam iš to mažesnio žinojimo yra labai atvira apreiškimo galimybė ir dažnai vaikai, visiems tėvams sakau, klauskit vaikų, jeigu ko nežinot, jie dar atsimena iš ten, iš kur atėjo. Tai čia nutiko gana panašus dalykas. Aš jiems uždaviau tą patį klausimą, kad norėčiau daryti filmą apie Žilviną ir neįsivaizduoju, kas jis ir kaip jis atrodo, bet labai nenoriu siūt lėlės didžiulės. Ir kažkuris iš berniukų pasako, tai gali būti partizanų vadas. Ir pamačiau, kad jisai genialų pasiūlymą davė. Ir mes toj pat pradėjom vystyti šitą istoriją. Iškart pasidarė labai aišku, Žilvinas išsinerė iš kailio, partizanas uniforma, pajūris, 3 dukros. Ir mes pradėjom visą mitą versti į realizmą. Kadangi vaikai neturėjo tiek istorinės informacijos, aš turėjau kai kurios dalykus jiems padėti. Sunkiausia gal buvo Gintaro pilis, bet kadangi aš kūriau filmą apie Daumantą ir Vokietaičio dienoraščiuose yra ta Gotlando salos išžaista versija, kuri 44-45 metais dar buvo pasiekiama laivais ir greitaigiais kateriais ir partizanai ten nuvykę galėdavo atsivežti ir ginklų, ir medikamentų, ir pinigų. Tokia buvo tarpinė stotelė, kur tarsi tokia bazė palaikymo egzistavo. Ir man ta Gotlando sala, jo labiau aš joje esu buvęs, gavęs kažkada stipendiją Visbyje kūrybos namuose, aš ją esu išnaršęs ir prieš tai važiavau pas Joną Pajaujį, architektą, kuris buvo Juozo Lukšos Daumanto bičiulis ir partizanų, vienas iš tokių organizatorių judėjimo ir ryšininkas. Tai man Gotlandas labai pasirodė tinkama Gintaro pilies iliustracija realistinėme filme. Ir pavirtimas medžiais jau nebuvo taip komplikuota, bet irgi vaikai labai pasiūlė gražų dalyką. Susisprogdinimą, gražų, sąlyginai gražų, bet kad eglė su vaikais apsupama yra stribų ir rusų kariuomenės ir drebulė. Čia vaikai vėl labai gerą etinę nuojautą turi, kad tam mite drebulė lieka pažeminta ir lieka tokia bjaurybė, kas mitas neturėtų teisėjauti labai. Ir vaikai sugalvojo, kad eidama į susitikimą su Žilvinu, eglė yra gavus dėl visako sprogmenų kuprinę. Ir kai pamato, kad jie jau pasalo ir kad jau Žilvino nebėra, jau randa jo rūbus, randa sniege kraują ir muštinį ir supranta, kad nebepamatys. Tai jinai paprašo, kad paduotų kuprinę, o drebulė pati atlieka už mamą tą judesį. Ir ta prasme visi susprogsta ir užpuolikai. Ir tada liko ta vilties sekmadienio properšėlė, kad po 10 metų eglės brolių vaikai atvažiuoja į tą vietą ir sodina medžius žūties vietoje. Ir kiekvienam po medį ir netgi žilviti Žilvinui. Tai taip atsirado modifikuotas mito variantas, perkeltas į dabartį, kur yra užrašytas, bet yra ir svajonė likusi mini serialo, 4 serijų filmo, tokio kamerinio, erdvių uždarų, kur pagrindinis personažas vis tik tai yra eglė, ne Žilvinas, o tas, kuris regi, kuris laukia, kuris bando perprasti.
Ir aš manau, tai ne paskutinis kartas, kai vienaip ar kitaip Eglė Žalčių karalienė, Eglės Žalčių karalienės mitas pradeda veikti scenoje, būtent jo giluminiai kažkokie kodai visiškai moderniame pasaulyje, modernioje dabartyje. Ir jeigu jie veikia, tai mes tada ir galim laikyti, kad Eglė Žalčių karalienė vis dėlto yra mitas. Nes iš tikrųjų tame yra, kaip aš ir maniau, kaip ir sakau, tų dalykų labai būdingų mums ir dabar, pradedant uždarumų, baimė svetimo, baimė kitokio, kitos civilizacijos. Iš kitos pusės tame yra ir mūsų stiprybė, tie mūsų miškai, galėjimas būti medžiais, ąžuolais. Yra tema išdavystės, kuri visuomet Lietuvoje irgi yra kaip kodas. Mes tokie jau geopolitiniai situacijoje esam, kur pastoviai pročiai eidavo karai ir taip toliau, tie vyrai dingdavo, atsirasdavo, moteris turėdavo išlikti. Tai va tas išlikimas galbūt per tas įsišaknyjimą, tas šaknis kaip medis į tą vietą, žodžiu, čia gal irgi yra dar vienas toksai kodas. Žodžiu, iš tikrųjų labai daugias sluoksnis ir labai prasmingas ir kaip kiekvienam mitui būdinga ne iki galo atspėjamas reiškinys, nes jeigu mitas jisai būtų iki galo atspėjamas, jisai nebebūtų mitas.